Visiems labai įdomu, kas dedasi už tų medicinos laboratorijos durų. Ir šiandien tas duris pabandysime bent šiek tiek praverti, nes laidoje Užeikite, kas laukiate, kartu su manim vaikų chirurgu Benediktu Jonuška svečiuojasi medicinos biologė Saima Banevičiūtė. Labas, Saima. Labas, Benediktai. Kągi jūs ten veikia toj laboratorijoje kiekvieną dieną ir kaip atrodo tas medicinos biologo darbas? Taip, iš tiesų medicinos biologo darbas labai priklauso nuo to, kokioje srityje tu dirbi. Bet turbūt kiekvieno iš mūsų tikslas yra, kad laboratorijoje atliekami tyrimai būtų priimtini, pagrįsti ir kad jie laiku pasiektų pacientą arba kliniką. Taip. Visas darbas iš tiesų yra pakankamai dinamiškas, bet stengiamės atrasti kiek įmanoma kažkokią darbo struktūrą. Vadinasi, jeigu aš vieną savaitę dirbu konkrečiai su tyrimais, dirbu visiškai arba mikroskopuoju, vadinasi, kitą savaitę aš visiškai pilnai dirbsiu administracinį darbą. Sėdėsiu prie kompiuterio, atsakinėsiu telefonu įvairiomis klinikoms, pacientams, išrašinėsiu partnerių laboratorijų atsakymus, ir taip sukasi visas darbas iš esmės. Dar tikrai pašnekėsime, kas vyksta su tuo tyrimu, kai jisai nukeliauja į laboratoriją, bet aš norėčiau laidą pradėti nuo mitų, kuriuos mėgstame arba paneigti, arba patvirtinti. Tai pats pirmasis būtų, kad kraujo tyrimas yra tiksliausias, kai pacientas atkeliauja nevalgęs. Tai iš tiesų prieš pradedant ir aptariant šį mitą, norėčiau pradėti nuo to, kad bendrai visi laboratorijoje atliekami tyrimai yra suskirstyti į tam tikras 3 fazes. Taip, tai yra preanalizinė fazė, kuri yra iki laboratorinė ir laboratorinė, tuomet yra analizinė ir viskas, kas yra po analizės, taip, kaip paliečia pacientą. Kalbant apie tą preanalizinę fazę, tai yra vienas ir yra iš svarbiausių faktorių, tai yra paciento pasiruošimas tyrimui, kaip aš jį nueisiu netgi ir nusiteikęs iš esmės, net ir tai jau yra svarbu. Kalbant apie tai, iš tiesų įdomu net, kad 93% visų laboratorijoje, pavadinkime taip, nustatytų neatitikčių ir yra nustatoma tame preanalizinėme etape. Todėl pasiruošimas tyrimui yra labai svarbus dalykas. Grįžtant prie mito, tai iš tiesų, siekiant standartizuoti visų paėmimo tam tikras sąlygas, taip, yra rekomenduojama, kad asmuo būtų nevalgęs nuo 8 iki 12 valandų prieš tyrimą, tačiau jau yra labai daug įvairių straipsnių, kuriame yra nustatyta, kad, pavyzdžiui, bendro kraujo tyrimams, tam tikriems skydliaukėms tyrimams, nevalgymas prieš tyrimą nėra būtinas. O kaip yra dėl paros laiko? Ar tikrai ryte yra būtina dėl būtent kraujo tyrimų tikslumų, ar tai yra dėl to, kad patogiau tiesiog nevalgyti prieš tai? Taip. Tai kalbant iš tiesų apie cirkadinį visą ritmo poveikį tyrimams irgi yra labai daug, pavadinkime tai, kad nėra suabsoliutintų tiesų, taip. Priklausomai kokį tyrimą mes norime ištirti, jeigu mes kalbame apie kortizolio tyrimą, kurio taip aktyvumas yra ryškiausias tarp 5 ir 8 valandos ryto, tada taip mes siekiame pacientą pasikviesti kaip įmanoma anksčiau nuo jo pabudimo ir ištirti tą tyrimą. Jeigu mes kalbame apie kitus tyrimus, kaip kad pavyzdžiui geležies koncentracijos aktyvumas, kuris yra didžiausias tarp 2 ir 6 valandos, arba pavyzdžiui kalio, kuris yra tarp 2 ir 4, tai nėra būtina atvykti į tyrimą ryte tuomet. Bet kas turi šitą rekomendaciją pasakyti, ar tai laboratorijos darbas, ar visgi gydytojas paskyrė šitą tyrimą, turi paskirti jį būtent tuo metu? Taip, yra labai įvairu, stengiamės ir mes konsultuoti kiek įmanoma, bet kokiu atveju būna taip, kad su mumis susisiekia netgi bendrosios praktikos slaugytojos prieš imdamos tyrimą arba jas pirmasias pasiekia pacientas, taip, su klausimu, kaip man reikia pasiruošti tyrimui, bet šiaip bet kokiu atveju visada rekomenduojame, kad tyrimus ir pasiruošimą tyrimams konsultuotų siunčiantis gydytojas. Dar vienas mitas, kurį norėčiau pabrėžti, teko matyti tokią prielaidą, kad kraujo tyrimų normos yra universalios ir vienodos visose laboratorijose. Ne, tai čia jau galima drąsiai teikti ir dėti šauktuką, kad tai yra visiškai netiesa, nes kalbant, tarkim, apie vaikų normas ir suaugusių, mes negalime dėti lygybės ženklo. Suprantame, kad vaikas tai yra intensyviai besivystantis organizmas, ir jo ta pati kraujo sudėtis arba kiti elementai yra visiškai skirtingi nuo suaugusio žmogaus. Tas pats, pavyzdžiui, hemoglobinas naujagimiams yra aukštesnis negu kad suaugusiems, taip yra įprastai, vėlgi leukocitai, tai yra baltieji kraujo kūneliai, vėlgi gali būti aukštesni negu kad suaugusiems. Tai dėti lygybės ženklą mes tikrai negalime, yra įvairios duombazės, ta pati, pavyzdžiui, kaliperis tarp mūsų biologų yra pažįstama, kuomet yra nustatinėjama konkrečiai vaikams konkrečių tyrimų normos.
Žingsnių priekyje dėl jūsų sveikatos nuolat investuojame į pažangias technologijas, gydytojų tarptautinę patirtį ir empatiją. Afidėja. O kaip yra su duomenimis pacientų? Kokius duomenis medicinos biologai turi turėti apie tą pacientą ir kas yra būtina, kad jūs galėtumėt atlikti tyrimą, nebekalbu apie jo interpretaciją? Taip. Kai kalbame apie duomenis, turbūt pagrindiniai du dalykai, kurie yra svarbiausi, tai mes turime pacientą ir paciento mėginį. Taip, bet kokiu atveju, jeigu mes ir dirbame su mėginiu, tai mes už to mėginio turime pacientą, kurio itin jautrus duomenys papuolė pas mus į laboratoriją. Taip, tai visų pirma, kuri yra labai svarbi mums informacija, tai yra paciento vardas, pavardė, gimimo metai bei lytis, tai yra labai jau daug ir mes jau labai daug galime padaryti išvadų iš šitos informacijos. Tačiau nepaisant to, mes visgi dirbame su mėginiu, tai vadinasi visas kelias, kurį jisai praeina nuo paciento, nuo tada, kada jisai pridavė veninį kraują ar tai kitą ėminį, kol jisai pasiekė mūsų laboratoriją, mums yra labai labai aktualu. Vadinasi, nes nuo to, kada jisai buvo paimtas, reikia fiksuoti tą laiką, kada pasiekė laboratoriją, kada jisai buvo priduotas į laboratoriją, kokiomis sąlygomis jisai atkeliavo pas mus į laboratoriją, taip, ar tai yra šaldytuvo sąlygos, ar jisai buvo šaldytas atkeliavęs pas mus, taip. Ir visas tas, ta visa atranka, pavadinkime, prasideda dar net ir prieš atkeliavimą į laboratoriją, nes dirba visa registratūros komanda, kuri turi padaryti tą paskirstimą. Nes, didelė dalis tyrimų ne tik atliekama pas mus, bet ir iškeliauja į partnerių laboratoriją. Tai visas tas, visa ta informacija, visas tas, dalykas yra labai labai mums reikalingas. Mažytį pavyzdį turiu, kai mes vaikų chirurgai skiriam kompiuterinę tomografiją su kontrastu, tai būtina atlikti kretininą būtent, kad galėtumėm atlikti tą tyrimą su kontrastu. O galbūt turit pavyzdžių iš medicinos laboratorijos, ką reikia atlikti darant vieną kitą tyrimą? Galbūt yra kažkokių koreliacijų, kur be vieno tyrimo neatlikinėjat kito, ar be vieno duomens negalite atlikti kažkokio tyrimo ir apskaičiuoti kažkokios normos? Gal dabar taip tiksliai neįvardinsiu, bet yra keletą tokių tyrimų, kur, tarkim, yra kažkokia eiga, tarkim, kad mes, pavyzdžiui, pirmiausiai turime, kalbant apie bendrąjį kraują, ar, pavyzdžiui, leukogramą, kad prieš tai turi būti atliktas bendras kraujas, vėliau tik tai turi būti atliekama leukograma. Tai yra tam tikra seka ir, dabar taip greitai nešauna į galvą, bet tikrai yra begalė tokių tyrimų, kurie turi tam tikrą atlikimo eigą, pavadinkime taip. Vienas iš jų gal būtų, kad ūgį reikia turėti, man atrodo, kreatinino clearance, dabar pirmas į galvą šovęs, kad glomerulų filtracijos apskaičiavimas. Kad neleidžia užsakyti netgi tyrimo, kol neparašai šito Na ir ūgio. tuomet tenka tiesiog skambinti, klausti ir aiškintis viskai, kad galėtume skaičiuoti ir pateikti atsakymą teisingą. Tai pirmą velnių duoti, kad nepateikė, po to tada paprašyti. Jau kalbant apie suaugusių kraujo tyrimo normas, jos visgi irgi skiriasi tarp lyčių, tikriausiai, galbūt tarp amžiaus, bet gal galėtume detalizuoti, kas tai lemia. Taip, kalbant bendrai apie normas, tai mes turime suprasti, kad jos yra skirtingos tiek, pavadinkime, jeigu lygintumėm vaikus ir suaugusius. Bendrai normos tai yra tam tikros referentinės ribos, kurias lemia tam tikri veiksniai. Mes pradedam nuo amžiaus, lyties, tai gali būti tam tikra netgi etninė kilmė, tai gali būti tam tikra fiziologinė būsena, pavyzdžiui, tas pats nėštumas, taip. Yra taip, kad net keletą pavyzdžių, kad, pavyzdžiui, tam tikri kepenų fermentai gali būti netgi aukštesni fiziškai aktyviems asmenims, nors jie yra visiškai sveiki ir jiems nieko blogo nėra. Svarbu suprasti taip, kad norma tai yra tam tikras statistinis intervalas, taip, kuris yra paruošiamas iš tam tikros didelės sveikų žmonių duomenų grupės. Taip. Dažnai reikšmės, jeigu tai visiškai laboratoriškai šnekant, tai apima nuo 2,5 iki 97%, kas reiškia, kad net 5% sveikų asmenų gali turėti tam tikrus, pavadinkime, nuokrypius nuo normus, nors, kaip ir minėjau, jie yra visiškai sveiki. Tai čia, tai yra plati tokia labai, pavadinkime, sritis ir yra tam tikros, laboratorinės tos savokos, kaip pat neapibrėžtis, pavyzdžiui, kuri gali būti nulemta netgi naudojimo analizatoriaus, naudojimų reagentų, mėginio kokybės tos pačios, gal, tarkim, net ir kartais aplinkos sąlygų tam tikrų. Tai mes turime visą tai įsivertinti ir turėti mintyje, kad, pavyzdžiui, net ir dažnai mes gauname tokių užklausų, klausimų, kad jeigu 2 kartus atliksime tą patį mėginį, mes galime gauti netgi šiek tiek skirtingus rezultatus ir tai yra visiškai normalu, kaip ir minėjau, dėl tam tikros nustatytos laboratorijos neapibrėžties. Kalbant bendrai dar apie pačias normas, laboratorija ir pati gali jas nusistatyti, apsiskaičiuoti, paėmusi tam tikrą imtį,
kuri apimtų tam tikras svarbias amžiaus, visas amžiaus grupės, apimtų visas lytis, tam tikrą gyvenimo būdą, galbūt tai rūkymas ar kažkas panašaus, ir mes tuomet galime apsiskaičiuoti ir įvertinti. Aišku, mes vėlgi nenusprendžiame to patys, remiamės įvairiomis europinėmis rekomendacijomis, remiamės tomis pačiomis netgi studijomis įvairiomis, kurios yra atliekamos užsienyje, kad jos būtų pagrįstos, bet vėlgi tai privalo būti visiškai tapatu, vadinasi, kad ta studija turi būti atitikti mūsų metodą, atitikti mūsų imtį ir viskas turi sudėrėti, tada mes galime koreliuoti ir vertinti patys, pasidaryti normas patys. O gali būti, kad tą pačią dieną atlikto to paties žmogaus kraujo normos skirtusi, jeigu atliktos toje pačioje laboratorijoje, kalbu apie skirtingus aparatus, galbūt tai irgi turi reikšmę kažkokią, ar visgi lyginti negalim dviejų skirtingų tyrimų? Taip, tai labai yra svarbu tas dalykas, kad jeigu mes pakartosime toje pačioje laboratorijoje, pavyzdžiui, ypač tai yra svarbu stebint dinamiką, tada viskas bus tvarkoje, vadinasi, tos pačios normos pritaikytos ir mes galėsime sekti taip gydymo kažkokią tai eigą. Jeigu mes vieną kartą atlikome vienoje laboratorijoje, kitą kartą atlikome kitoje, tai yra visiškai nededamas joks lygybės ženklas, kadangi gali skirtis labai didelis daug dalykų, turiu omenyje, kad gali būti skirtingas metodas, gali būti, kad tuomet normos buvo parinktos pasiemant skirtingas populiacijas, taip kaip ir prieš tai jau paminėjau. Tai yra, tas pats gali būti, kad skiriasi paėmimo laikas. Skiriasi paėmimo technika ta pati, taip. Gali būti, kad mes imam tyrimą per mažai koncentracijos tos pačios paėmimų, kas liečia, pavyzdžiui, įvairias nuograndų tyrimus, taip. Tai yra visiškai netapatu ir mes negalime dėti lygybės ženklų tarp skirtingose laboratorijose atliktų tyrimų. Tai reiškia, lygintis kraujo tyrimais, pas kas aukštesnis, kas kietesnis, nebūtinai teisinga, ar ne? Neteisinga. Iš tiesų, kartais net ir būna taip, kad jie gali atrodyti labai panašus. Tikrai, bet tai nėra tapatu. Tai jeigu vienoje laboratorijoje atliktas tyrimas rodo, kad yra per daug, kitoje tai gali būti visiškai norma, nors skaičius yra tas pats. Teisingai supratau? Gali būti ir taip. Visai neseniai turėjau tokią situaciją, kai budėjimo metu skambina iš laboratorijos, ką daro labai retai. Ir jie man sako, žinokit, gydytojau, CRB yra ties viršutinė riba, negalim jo tiksliai nustatyti. Kai įvyksta toks dalykas, aš suprantu, kai yra minimali riba, tai mums aišku, kad viskas ramu, bet kai yra maksimali riba ir jau šauna aparatas į patį viršų, ką tuomet darot laboratorijoje, kokia yra ta seka ir ką reikia daryti toliau? Taip, tai pasitaiko labai dažnai. Iš tiesų, pats analizatorius, jisai yra, pavadinkim, vis tiek kompiuteris, jisai tą ką išmatavo, tą ir parodė mums. Taip, tai yra atveju, kiekviename analizatoriuje yra nustatyta tam tikra matuojamų reikšmių riba. Ir jeigu mes matuojame tam tikrą rodiklį, rodiklis yra išmatuojamas virš, jis iš karto mums parodo ir išduoda atsakymą, dažnu netgi atveju, tarkim, daugiau negu 1000. Tokių atsakymų mes negalime automatiškai išduoti, kažkaip juos turime pagrįsti. Tai pirmas dalykas tai yra, kad mūsų analizatoriai yra protingi, jie jau supranta tai ir dažnu atveju jie patys padaro tą, pavadinkim, praskiedimą taip, to rezultato. Jeigu taip nenutinka, praskiedimą darome mes patys, remintis visiškai pilnai gamintojo metodikomis, kas yra labai gražiai, tvarkingai aprašyta, kaip reikia su to pasielgti. Tai pasitaiko daug iš tiesų tokių tyrimų, tai gali būti ne tik tas pats paminėtas C-reaktyvusis baltymas, tai gali būti ir lytinius hormonus sujungiantis baltymas, tai gali būti tas pats B12 vitaminas ir taip toliau, bet yra ir tokių tyrimų, kurių mes galime atiduoti tokį rezultatą, tai pavyzdžiui yra povakcininis vertinimas, pavyzdžiui tas pats erkinio encefalito povakcininis vertinimas, tada mes galime tokį išduoti atsakymą. Step into Nespresso's atelier, where exceptional coffee turns into perfect gifts. This festive season, there's magic in the making. Nespresso. Dar vienas mitas, kad visi kraujo mėgintuvėliai yra vienodi. Ir būna, kai ima kraują, ten paima tos 4-5 mėgintuvėlius ir tu net nežiūri ten kokių spalvų ar kokio dydžio, bet ar tai tiesa? Būtų labai paprasta tiesa, jeigu tai būtų visiškai teisinga. Deja, taip nėra. Visi mėgintuvėliai yra standartizuoti pagal tam tikrą ISO standartą spalvinių kodų tam tikrų. Mes turime jų visai nemažai. Įprastai, pavadinkime, klinikinė laboratorija, tai gali būti nuo 6 iki 8 mėgintuvėlių. Jeigu kalbėtumėm, pavyzdžiui, apie skirtingus tūrius, pavyzdžiui, vaikams, kalbant apie datą mėgintuvėlį, gali jis būti šiek tiek mažesnio tūrio, tuomet jų gali būti net iki 12 mėgintuvėlių. Taip. Kalbant bendrai, galėčiau paliesti tokius pagrindinius, turbūt, kurie yra dažnai, mes prie jų prisiliečiam. Tai pats pirmasis būtų tas violetinis.
tai yra būtent skirtas bendram kraujo tyrimui, kuris yra su tam tikru antikoaguliantu, tai yra EDTA. Tas žodis antikoaguliantas toks pakankamai sudėtingas, bet viskas yra paprasta, tai yra tam tikra medžiaga, kuri neleidžia mūsų ėminiui sukrešėti. Taip, nes jeigu nebūtų tos medžiagos, mes tuomet turėtume tarsi kaip žaizdą, iš kurios negalėtume atlikti jokių tyrimų. Taip, nes kraujas sukrešėtų. Tai šitas mėgintuvėlis yra vienas iš tokių pagrindinių, iš kurio atliekame bendro kraujo tyrimus, taip pat galime atlikti glikozilinto hemoglobino taip tyrimus. Sekantis būtų mūsų vienas iš tokių svarbesnių, tai yra raudonų kamštelių arba geltonų kamštelių. Geltonų kamštelių taip suskiriamuoju geliu, tai vėlgi turi tam tikrą gelį. Tai yra iš tiesų pats pagrindinis mėgintuvėlis atliekamas įvairiems rutininiams kitiems tyrimams, kaip kad biochemija, ta patys C-reaktyvusis baltymas, tai gali būti feritinas, gali būti lipidograma atliekama iš tų tyrimų ir panašiai. Na ir sekantis kiti, tai ten būtų pavyzdžiui žydras mėgintuvėlis su tam tikrų citratų, kuris yra skirtas krešėjimo tyrimams ir panašiai. Tai iš tiesų mes turime labai didelę gamą tų tyrimų ir taip stengiamės juos, jie turi tam tikrus, pavadinkime, priskirimus tam tikriems tyrimams, tai stengiamės, taip darbuotis. O jeigu atkeliauja į laboratoriją ne tas mėgintuvėlis, kokio tikėjotės, tarkim, violetinis vietoj žydro, tai ar dar bandot kažką ištirti, ar metat į šiukšlių dėžę ir prašot naujo kraujo ėminio? Ne, jeigu mes laboratorijoje esame verifikavę tyrimą tik tai tam tikram mėginiui, tai vadinasi, mes iš tiesų, tai buvo padaryta klaida jau prieš paėmimą, nes viskas yra, pakankamai paprasta. Yra taip, kad daugeliu atveju mums skambina į laboratoriją bendrosios slaugytojos ir teiraujasi prieš paimant, jos mato, kad ateis pacientas, kad bus imamas tas ir tas tyrimas ir jos teiraujasi, ką jums reikėtų paimti. Tada mes iš karto užbėgame įvykiams už akių, ir mes neturėsime tada žymėti kaip neatliktas. Apie tą patį atvejį prisiminus, kai kalbėjom apie CRB, kur buvo maksimali riba, ten buvo tokia situacija, kad pasitarus su kolegom, atsirado poreikis dar papildomų tyrimų atlikto, jau kraujas nukeliavęs į laboratoriją, tai skubiai skambinom, prašėm, kad atliktų, aišku, nelabai ten apsidžiaugė laboratorijai, bet atliko ir esu labai dėkingas, kad nereikėjo iš naujo siųsti ir laukti. Bet jeigu taip nutinka, kad jums paskambina į laboratoriją ir prašo tą tyrimą išplėsti ir daugiau ištirti negu pirminėme variante, nuo ko priklauso, ar tai yra įmanoma ir kaip tokį prašymą pasitinkat jūs, medicinos biologai? Tai pasitinkame jį teigiamai, aš sakyčiau, netgi tai yra visai sveikintina, galima pavadinti taip, nes mes suprantame, kad yra atliekami tolimesni kažkokie tyrimai ir mes stengiamės išsiaiškinti taip tam tikrą kažkokią priežastį. Kalbant apie tai, kai gauname tokius prašymus, mes visų pirma turime išsiaiškinti, ar tas mėginys yra pas mus, ar jis yra kažkur neiškeliavęs, pavadinkime taip, į partnerių laboratoriją atlikti tam tikrus tyrimus. Sekantis dalykas, ką mes turime, kad mes archyvuojame mėginius, natūralu, ir tai yra pas mus yra archyvuojame 7 dienas. Tai mes turime visų pirma įsivertinti, kad mėginys būtų pas mus. Kitas dalykas, turime įsivertinti, kad mums to mėginio pakaks, nes gali būti, kad mes jau sunaudojame jį tą patį serumą jau prieš tai atliktiems tyrimams. Ir žinoma, pats svarbiausias dalykas tai yra mėginio stabilumas. Kiekvienas tyrimas turi tam tikrą savo stabilumą, todėl kad ir kaip, jeigu tai nėra įmanoma, kad ir kaip norėtumėm, dėja mes neatliksim papildomų tyrimų ar pakartojimų. Esu gavęs tokį atsakymą, kad jau per daug čia norim, nes nebeliko kraujo, iš kurio galima paimti, tai taip, kaip suprantu, irgi būna. O kokie yra kiti atvejai, kai iš to pirminio mėginio jūs negalit gauti atsakymo ir tinkamai jo ištirti, kokiomis sąlygomis tenka paprašyti iš naujo paimti mėginį? Iš tiesų tokių sąlygų yra begalės. Mes su jų susidarėm, kaip ir minėjau prieš tai, jau tą pirminį tokį patikrą pirminę padaro jau mūsų registratūra, pradedant nuo tų pačių duomenų, kad tai būtų tikrai to paciento mėginys, kad jis būtų paimtas į tinkamą mėgintuvėlį ir būtų paskirtas tinkamam tyrimui. Kalbant bendrai dar apie kitus dalykus, tai yra tokiu atveju, kai laboratorija papuola negaliojantys mėgintuvėliai. Tai irgi turi būti sustabdyta jau registratūroje, kad nepatektų vėliau į laboratoriją. Kitas dalykas, kai kurie mėgintuvėliai turi tam tikras savo skiriamasias žymas, iki kiek turi būti paimta ėminio. Taip, to pačio kraujo, pavyzdžiui. Jeigu mes to kraujo paimsime labai nedaug, kas tokiu atveju irgi būna, mes labai gauname daug įvairių nuotraukų iš bendros praktikos slaugytojų, kur turime labai mažai mėginio ir ar priimsite tokį mėginį. Tai dėja ne, nes galime įsivaizduoti taip, kad jeigu mes paimsime kraujo per mažai mėgintuvėlį ir antikoaguliantas jį perskės, tai vadinasi, kad mes gausime netikslingus rezultatus. Lygiai taip pat atvirkščiai yra, jeigu mes paimsime per daug jo, vadinasi, mes tinkamai nepraskiesime mėginio. Taip?
Kitas dalykas būtų turbūt, ta pati hemolizė, pavyzdžiui, taip, kas yra, kad, raudonieji kraujo kūneliai, eritrocitai, jie pažeidžia membraną ir patenka į serumą, į plazmą, kurią mes ruošiamės tirti. Tai vėlgi, eritrocitas savyje turi tam tikrą, aukštą koncentraciją tam tikrų tyrimų, pavyzdžiui, ta pati teko skaityti, kad, pavyzdžiui, kalio koncentracija yra netgi 20 kartų didesnė eritrocite. Tai įsivaizduokime, jeigu patenka į serumą arba plazmą ir gali prasidėti ta pati pseudohiperkalemija, kas iš tiesų, kad, žmogus yra sveikas, viskas tvarkoja, bet mes išmatuojam ir kalis yra kritinės vertės. Tai turime įsivertinti šitus faktorius. Ir labai liūdna, bet vis dar pasitaiko, kad ėminiai atkeliauja pas mus netinkamuose taruose. Tas pats šlapimas vis dar būna, kad laboratorija pasiekia įvairiuose stiklainiuose. Dirbant intensyvų darbą budėjimais retai kada tenka ramiai prisėsti ir pavalgyti. Tikriausiai visi darbe turim tą stalčiuką, kuris prikimštas įvairiausių batonėlių, greitai paruošiamų maisto ar kitų nesąmonių. Aš ne išimtis. Tačiau pastarąjį mėnesį išbandžiau visavertį maisto kokteilį narą, kuris ne tik numalšina alkį, tačiau ir suteikia visas reikalingas medžiagas tam, kad po pusvalandžio vėl nesijausčiau alkanas. Kokteiliui pagaminti pakanka vos 2 minučių ir galiu toliau eiti konsultuoti pacientus arba bėgti į operacinę. Visavertis maisto kokteilis Nara yra pagamintas iš natūralių ingredientų, praturtintas vitaminais, mineralais ir puikiai tinka tiems, kurie tiesiog nespėja pavalgyti. Visiems laidos Užeikite, kas laukite pašnekovams, dovanojame maisto kokteilio Nara pakuotes, o jums rekomenduoju pasinaudoti nuolaidos kodu Užeikite, su kuriuo galite gauti 20% nuolaidą. Tai puikia alternatyva visiems nespėjantiems pavalgyti, praleidžiantiems valgį arba renkantis greitą ir ne patį sveikiausią maistą. Išbandykite ir būkite sveiki. Turėjome tokį atvejį, kur nusiuntus į laboratoriją vaiko kapiliarinį kraują, gavom atsakymą, kad jisai užkrešėjo ir reikia badyti tą pirštą iš naujo. Tai nėra maloni procedūra, ypatingai slaugytojom, kuriam reikia kartoti, nes vaikas, aišku, mažas ir priešinasi ir nenori to daryti. Bet kame čia bėda yra? Ar paėmimas buvo kažkokios klaidos jo metu, transportavime, galbūt laboratorijoje tiek ilgai laukia, kol jį pamatė, kad užkrešėjo? Su kuo tada reiktų kariauti ir ką kaltinti, juokauju, aš aišku, to klausiu. Taip, karas gali prasidėti jau nuo to pirmo etapo, kada jisai buvo paimtas. Taip, bet, iš tiesų, kai mes imame, kraują, kaip ir minėjau, jeigu mes kraujo paimsime per mažai, tada jisai nesugrešės tinkamai. Kas yra dar labai svarbu, kad išvengti tokių etapų, bendrosios praktikos slaugytojos, aš jomis labai pasitikiu, bet paėmus tyrimą ir mėgintuvėlis jisai privalo būti kažkiek tai kartų, jisai turi būti pavartytas, kas reiškia, kad mūsų ėminys turi susimaišyti su antikoaguliantu. Taip, kaip ir minėjau, medžiaga, kuri užtikrins, kad neužkrešėtų mėginys, nes tas antikoaguliantas jis tarsi sustabdo mums tą ėminio būklę ir tarsi jinai būtų vis dar organizme, kad kuo atsakymas būtų tikslesnis. Tai jeigu visi etapai būtų atlikti tinkamai, manau, kad nesusidurtumėm su tokiam problemom. O koks kraujas užkreša dažniau, kokie mėginiai, kapiliarinio ar veninio visgi kraujo? Tikrai kapiliarinio. Taip, faktas, nes kapiliarinis kraujas, tai mes turime, galime įsivaizduoti, kad tai yra, kai imame veninį, tai yra tiesiogiai mes paėmame. Kapiliarinis kraujas tai yra, sumaišytas kraujas, pavadinkime taip, kuris tai faktas, kad jisai sukreša greičiau. Čia šnekame labai daug apie kraujo tyrimus ir kaip supratau, kad jūs, Saima, dirbate kraujo laboratorijoje ir dažniausiai tyrėt kraujo mėginius. Tai galbūt galėtumėt trumpai papasakoti, kaip atrodo ta jūsų laboratorija, kur tyrėt tos kraujo mėginius, ar yra ten mikroskopų, centrifugų ir kitų dalykų, ir kokių dar kitokių laboratorijų būna, kaip tos laboratorijos specializuojasi, nes kaip ir minėjau laidos pradžioje, truputį norisi atverti tas duris ir įsileisti mūsų žiūrovus į tą jūsų kasdieninę laboratoriją. Taip, tai kaip ir jau paminėjau prieš tai, aš dirbu klinikinės, diagnostikos laboratorijoje, kur iš tiesų vykdomi įprasti rutininiai tyrimai, kaip ir minėjau, taip, tai yra bendras kraujas, automatizuotas juostilinis šlapimo tyrimas, CRB, biocheminiai ir visi kiti tyrimai. Taip pat turiu kolegę, kuri taip pat darbuojasi su polimerazės grandininės reakcijos tyrimams, kas yra įvairios lytiškai plintančios infekcijos, taip ir panašiai. Laboratorijų yra begalės, iš tiesų, ir tobulėti, kur tikrai yra. Turime tas pačias mikrobiologijos laboratorijas, su kuriomis glaudžiai bendradarbiaujame. Ten keliauja įvairūs odos nuograndų mėginiai, taip, atlikti įvairiams pasėliams, mikroskopiniams tyrimams. Ten yra labiau atsižvelgiama į įvairius bakterinius sukėlėjus ir įvertinti tam tikrą antibiotikų jautrumą.
Kita laboratorija gali būti genetikos, kuri yra pilnai dirbanti su tam tikromis, pavyzdžiui, genetiškai paveldimomis lygomis. Na ir dar kokia čia galėčiau, pavyzdžiui, patologijos irgi, kuri dirba konkrečiai su pačiais audiniais, taip su tam tikromis, pavyzdžiui, navikų nekrozėmis ir taip toliau. Tai tik, kaip ir minėjau, tobulėti yra tikrai kur ir kiekvienas gali atrasti savo tą vietą laboratorijoje. O kalbant apie kraujo tyrimus, jeigu dar truputį plačiau į tą jūsų laboratoriją įeinant, kokios yra pagrindinės fazės, kaip tas kraujas yra tyriamas? Nežinau, paruošimas to mėginio, po to mikroskopavimas galbūt kažkurio, ar ten tiesiog užtenka tik tai įdėti aparatą ir viskas? Ne, būtų labai paprasta iš tiesų, jeigu būtų galima taip gauti, įdėti ir tikėtis rezultato, bet taip nėra, kad ir kokioje pažangioje mes laboratorijoje dirbtumėme ir kad ir kaip viskas būtų automatizuota, mes privalome prižiūrėti visus vykstančius procesus. Taip, ir kiekvienas laboratorijoje dirbantis specialistas yra mums labai svarbus ir reikalingas. Pradėkime nuo to, kad mes paruošiame mėginį, kaip ir minėjau, tai yra registratūros komanda, kuri atfiltruoja, kad nepapultų tie patys sukrešėję mėginiai, pavyzdžiui. Vėliau technologai, tie patys laboratorinis technologai irgi prižiūri, kad mes tinkamai atiduotumėm visus rezultatus, kad jo užtektų to ėminio ir panašiai. Na ir mes, biologai, jau tuomet tvirtiname ir vertiname kokybę, tiek vidinę, tiek išorinę, na ir tuomet jau tiesiog interpretuojame galutinį rezultatą. Tai yra, kaip ir minėjau, kad ir kokioje pažangioje laboratorijoje bedirbtum, laboratorijos specialisto žinios, tas visas patirtis yra labai labai svarbi. Tai yra nuobodžiausias tyrimas, kur jeigu jį užsako, jau sako, to ne, ir vėl jisai. Dažnai pajuokavom, kad turbūt nuobodžiausias tyrimas yra tas, kurį atliekame dienos pabaigoje, tai jau kurį darbo dienos pabaigoje. Nuobodžiausių tyrimų turbūt galima būtų vadinti tą, kuris yra labiausiai automatizuotas. Taip, jisai mus pasiekia, mes jį periname visą patikrą ir atiduodame analizatoriui analizuoti ir mes tik tai prižiūrim, ar jie nieko netrūksta, ar jisai yra patenkintas ir atiduos mums tą rezultatą. Tai turbūt šitus būtų galima vadinti tyrimus nuobodžiais, bet vėlgi, kadangi dirbame su itin jautriais duomenimis, tai kiekvienas mėginys yra mums itin svarbus ir darbo metu neskirstome, kad tai bus nuobodu atlikti ar bus tai įdomu atlikti. Bet įdomiausias vis tiek yra kažkuris, kurio laukėt ir kur galbūt daugiau iššūkių turi su tuo tyrimu arba įdomiau jį yra atlikti, daugiau kažką nuveikti. Ta gal irgi tokį turi tyrimą savo galvoje? Taip, gal ne kiek iššūkių kažkokių, bet vienas tokių įdomesnių tyrimų tai būtų antiklerinių antikūnų atsako tyrimas, tai yra dar kitaip žinomas kaip ANA tyrimas. Kam jisai yra naudojamas, tai iš tiesų diagnostikai įvairių autoimuninių ligų, kaip kad pavyzdžiui sisteminė raudonoji vilkligė, taip pat reumatoidinis artritas ir panašiai. Pats galbūt tyrimo įdomumas yra tas, kad yra paruošiamos plokštelės taip ir kaip veikia, kad tai yra, jeigu serume mes turime antikūnų, tai vadinasi, jie jungiasi prie tam tikro branduolio struktūrų, taip, ir pradeda žaisti pačio savo organizmą, taip, žaisti, pavadinkime taip. Pats tyrimas yra vertinamas pagal tam tikrus švytėjimus, kadangi dirbame su fluorescenciniu mikroskopu, todėl labai privalu, kad dirbtumėm tamsioje auditorijoje. Tai netgi būna kartais, kad kolegos ateina pasižiūrėti, kas ten taip švyti ir kaip ten atrodo, nes mes tyriame HEP ląsteles, bei taip pat tyriame kepenis ir vertiname tą švytėjimą, tai yra labai gražu pasižiūrėti. Tų švytėjimų yra nuo 1 iki 28 ar tai 9, tai labai įdomu būna pastebėti visą tą procesą. Tai vienas tokių įdomesnių. Gražesnių irgi sveikai. Gražesnių galima pavadinti taip, toks kaip žvaigždėtas dangus gaunasi. Jeigu taip pažiūrėjus į praeitį prieš 5-10 metų ir lyginant su dabar, ką mes turim dabar laboratorijose, kokie tyrimai galėtų būti, kur tuo metu atrodė kažkokia utopija, o dabar tai jau yra medicinos biologų kasdienybė? Iš tiesų, šiek tiek yra taip, kad ir anksčiau tekę domėtis, kad yra tyrimų tokie kaip pavyzdžiui krešumo didimerai. Tai krešėjimo tyrimai būdavo anksčiau taip, kad jų reikėdavo laukti apie savaitę laiko atsakymo, kad jie būdavo atliekami tik tai specializuotose laboratorijose. Dabar viskas yra labai paprasta. Taip, mes atsakymus iš esmės beveik visus atiduodame per vieną darbo dieną. Tai tas jau yra toks, kad kiek kitaip negu kad buvo įprasta. Kalbant apie tokius įdomesnius tyrimus, tai pavyzdžiui, vienas tokių įdomesnių, kuris yra atliekamas mūsų partnerių laboratorijoje, yra vaistų tinkamumo
tyrimas. Ką tai reiškia, kad, labai jeigu taip trumpai ir supaprastintai, kad yra tyriami 22, aš jeigu neklystu, genai, kurie yra atsakingi, už vaisto tam tikrą tinkamumo analizę, pavadinkime taip, ir ten yra labai didelis sąrašas vaistų, kurių mes pamatome, ar jis yra tinkamas taip, ar tinkama yra dozės, kokia dozė mums būtų reikalinga tam pasisavinti organizmą, taip, tai vienas tokių įdomesnių iš tiesų tikrai tyrimų. Pabaigai pafantazuoti paprašysiu, ar bus taip ateityje, kad tiesiog iš vieno mėginio galėsit viską gauti ir nereiks atskirai analizuoti, atskirai daryti, atskirų mėgintuvėlių, skirtingų spalvų, fluorescencijų ir taip toliau. Įmanoma tai kažką ateityje ar nelabai? Aš labai tikiuosi. Ne, šiaip tada spręsime ir galvosime, ką toliau veikti. Deja, turbūt ne, nes aš galvoju, kad kiekvieno specialisto indėlis vis dar, ir aš manau, dar labai ilgą laiką bus reikalingas, nes, kaip ir minėjau jau šiek tiek prieš tai, kad reikalinga komanda. Komanda kažkoks jungiamasis tiltas, taip, kuris jungia laboratoriją bei pacientą vėliau, kurie priimtų tam tikrus sprendimus, priimtų kažkokią atsakomybę už tai, kas atliekama. Ir tai turbūt taip trumpai. Tai aš manau, kad labai vertinti reikia tą, kad galima pasiskambinti laboratoriją, pasiklausti ir pasitart visgi, kokį tą mėgintuvėlį paimti ar kaip tą kraujo tyrimą paruošti. Tai Saima, labai ačiū Jums, kad buvo šiandien laidoje. Mūsų draugai Nara Health dovanoja Jums maisto kokteilį. Ačiū labai. Tai kad neprailgtų tos dienos laboratorijai. Tikiuosi, kad šiek tiek aiškiau tapo, kasgi dedasi už tų laboratorijos durų ir kad tie kraujo tyrimai yra didžiulė pagalba tiek jums, tiek ir gydytojams. Šiandien laidoje Užeikite, kas laukiate, kartu su manim vaikų chirurgu Benediktu Jonuška svečiavosi medicinos biologė Saima Banevičiūtė. Būtinai prenumeruokit mūsų YouTube kanalą Užeikite ir susitinkame už 2 savaičių. Ate!